Aš atsimenu, aš buvau mažas vaikas. It's like this, it's like that. And this is my yacht. And we are free girls. Mes perinam prie svarbiausios dalies. Ginto Vaičikausko Eurovizijos pirmo pusfinalio. Top 5! Aš galvoju, kad man labai faina daina yra Italo. Jo, kaip aš įsimylėjau, žinau. Labai tokia paprasta, melodinga daina, puikiai harma, griebė už širdies ir kaip jis atrodo. Tai važiuojam toliau, aš pasirašiau savo net komentarą, aš iš karto įsivaizduoju vasarą tokia, lauko kavinė, su draugais ateini ir pradeda groti šitą dainą. Tu sėdi, tu linguoji, tau net kokteilio nesinori. Tai kas čia yra? Čia yra Portugalija, bet ją reikia klausyti, žinai, atitinkamom situacijom. Šiaip pat labai įdomu, kad 32 vieta, žinoma, jiems net finalo neduoda vargšiams. Trečia vieta, tie, kas su manim dirbo radijoje, visada žino, kad jeigu daina priedainyje turi la la la, viskas aišku, kad su ja bus viskas super. Tai čia yra lyderis. Gal tai nėra širdies daina, bet la la la. Antrą vietą iš pagarbos atiduodu švedam. Jau apie švedus daug ką aptarėm. Dešrelės kepa, sauna, lauželis, garmoška trūkčioje. Na ja. A jie man primena kokią nors tipinį lietuvių bernužėlių. Auksinių svogūnų pasirodo. Dabar man net įdomu, tai ką tu tada į pirmą vietą įdėjai? Šitam pusfinalį yra estai. Bičiulis. Makijato. Šitas bičas man daro labai didelį įspūdį ir man jis yra toks charizmatiškas, kad aš tikrai estams jo pavydžiu.